Tai labai džiaugiuosi, kad jau prisijungiai į 4 šio iššūkio dieną ir tikiuosi dar nepavargai ir išlaikai motivaciją, tikiuosi, kad iki šiol gavai vertingos informacijos ir einam toliau. Šiandienos tema yra vertybės. Gausos aktyvavimo kodas ir taip mes kalbėsime apie gausą. Gausa gali būti finansinė prasme, gausa gali būti kitose tavo gyvenimo srityse. Tai kur tau labiausiai trūksta gausos, kur geriausiai sekasi kaupti gausą, galbūt tu turi daug žinių, galbūt tu turi daug pinigų, galbūt tavo didelė šeima, kažkur yra gausa, galbūt kažkur yra trūkumas, tai apie tai šiandien ir pakalbėsime. Tai šiandien pakalbėsime apie tai, kaip pakelti savivertę, nes savivertė yra tiesiogiai susijęs su finansinė gausa. Jeigu neateina gausa, kažkur tai nepasitikim savim, netikim, kad galim, netikim, kad esam verti. Kaip nusimesti praeities bagažą, tai yra emocijos tam tikros, kurios stabdo gausos atėjimą į tavo gyvenimą, neleidžia tau atsiverti gausai. Kodėl? Kalbėsime šiandieną. Kaip susikurti daugiau motivacijos kaupti turtą. Tai būtent jeigu nėra stipri labai finansinė vertybė, kaip ją sustiprinti. Visi žmonės, kurie yra sukaupę finansų, kurie turi finansinę laisvę, turi labai stiprią finansų kaupimo vertybę. Jeigu pas tave nėra pinigų, amžinai trūksta, galbūt tu turi finansų išleidimo vertybę ir tai yra ne tas pats. Daug žmonių sako, kad jie norėtų sukurti finansinę laisvę, bet kokius žingsnius jie daro tą kryptimi, tai čia yra klausimas. Jeigu nedarote jokių žingsnių, reiškia, ta vertybė nėra labai stipri. Tai būtent stiprinant šią vertybę galima ir susikurti ilgalaikės finansų kaupimo strategijas. Tai dabar noriu papasakoti istoriją. Papasakosiu istoriją, kaip vienas pokalbis atnešė man 20 000 eurų. Ir nors šita nuotrauka yra prie Monako kazino, ne, aš neišlošiau tų 20 000 eurų. Tai tiesiog šitam kazino buvau tik tai užėjus apsižiūrėti, labai fainai, bet pati nelošiu azartinių žaidimų, nes tikiu, kad tai yra tam tikra priklausomybė ir savo finansus tvarkau kitais būdais. Tai šita istorija nutiko labai seniai. Aš dar tik tai pradėjau savo karjerą. Tai aš buvau dar gana jauna. Tai šita istorija nutiko gana senai. Aš dar tik tai pradėjau savo karjerą ir įsidarbinau vienoje agentūroje, kuri siūlė projektus, darbą Forde, bet per agentūrą. Ir jie man mokėjo atlyginimą, kuris buvo gana nedidelis pagal mano išsilavinimą ir daromą darbą. Tačiau aš sutikau, nes labai norėjau dirbti automobilių pramonėje, buvo labai tinkamas man darbas ir pareigos ir aš sutikau. Ir pradirbus kažkurį laiką, man alga buvo nekeliama ir tuomet aš pasikalbėjau su viena darbuotoja. Ir tuomet aš gavau labai gerų patarimų iš vienos moters, kuri turėjo savo verslą ir jinai man kaip mentorė paaiškino, ką aš turiu daryti, kad gauti, ir jinai man paaiškino, ką aš turiu daryti, kad pakelčiau savo algą. Ir dabar tai ką aš turiu daryti, kad pakelčiau savo algą. Ir šitos istorijos tęsinį aš jums papasakosiu šios dienos pabaigoje, o dabar truputį teorijos. Tai kągi man pasakė ta mentorė? Šitą aš papasakosiu. Tai kągi man pasakė ši mentorė? Prieš atskleidžiant šią paslaptį norėjau papasakoti truputį teorijos. Tačiau prie šios temos dar sugrįšiu. Tai kokios yra priežastys, kurios trukdo mum nueiti pas viršininką ir pakelti savo algą, kurios trukdo mum kaupti finansus, kurios trukdo mum susikurti finansinį gerbuvį. Tai visų pirma, kai vizija tikslai yra nesuderinti su aukščiausiam vertybėm, kai mes neturim aiškaus žinojimo,
kam yra skirti pinigai, finansai, finansinė laisvė, ką su jie darysim, kai gausim. Kai nėra labai aiškaus žinojimo, mes neinam labai kryptingai tuo keliu. Toliau. Kaip ir minėjau, nėra finansinės vertybės tarp aukščiausių vertybių, hierarchijos. Kažkur tai yra gale, bet tai mums nėra labai svarbus dalykas. Nėra tokios vertybės kaip verslo statymas, investavimas ar kita forma turto kaupimas. Yra galbūt galbūt yra vertybė didesnė išleisti pinigus, negu juos kaupti. Toliau yra žema savivertė. Tai žinoma, kai yra žema savivertė, tuomet ir labai sunku pritraukti pinigus, nes jaučiamės neverti ir nesubalansuotos emocijos. Tai čia vėlgi susijęs su žema savivertė ir su tam tikrais emociniais blokais. Visi žmonės, kurie turi finansinę laisvę, kurie yra sukaupę daug finansų, turi finansinio turto kaupimo vertybę. Jiem tai yra labai svarbu investuoti. Jie yra daugiau susikoncentravę į pinigų dauginimą, pinigų išdirbimą, kaupimą, negu į pinigų išleidimą. Taip, jie leidžia savo tam tikrus gyvenimo malonumus, bet pas juos visą laiką yra mintis, kaip padauginti pinigus. Ir matematika yra paprasta. Jeigu jūs gaunat pinigus ir gyvenat nuo algos iki algos ir viską, ką gaunate, išleidžiate, jūs finansų nesukaupsite. Tai vienintelis kelias sukaupti finansus yra arba susigeneruoti veiklą, kuri neša pastovias pajamas, tačiau dažniausiai neapsieisime ir be kaupimo ir investicijų. Tai kažkokiu būdu susikūrus finansų įplaukas ir sistemą, kuri arba kaupia pinigus, arba juos dar geriau investuoja, tik tai tuomet susikursime finansinę laisvę ir susikaupsime finansų, kurie mums leis patirti, kurie mums leis įgyvendinti tam tikrus savo tikslus. Ir labai svarbu, tai pirmoji vietoj, žinoti, kam tie pinigai skirti, kad ir finansinė laisvė. Žmonės sako, aš noriu finansinės laisvės, o ką darys jie gavę, nežino, todėl ir sunku siekti, todėl ir nėra motyvacijos, todėl ir nedarom visko, kad pasiekti tą finansinę laisvę. O kai žinom labai tiksliai, ką darysim, kai turėsim užtikrintai pinigų, kad nebereikėtų sukti savo galvos, tuomet galim labai kryptingai ten ir eiti. Ir tai nėra taip nerealu, kaip jums šiandien atrodo. Daug žmonių tą susikūrė ir jūs to neturite tik tai todėl, kad tuo netikite, kad yra kažkokių blokų, kurių neįsisprendėte, kad jūsų savivertė nėra pakankamai aukšta ir nežinote savo vizijos misijos arba nėra finansinės vertybės. Ir jeigu tu šiandien neturi finansinės laisvės ir netiki, kad ją gali turėti, tuomet ir jeigu tu šiandien neturi finansinės laisvės, reiškia, tu netiki, kad gali ją turėti. Tavo vertybėse nėra finansinio kaupimo vertybės. Tu neturi aiškios vizijos, kodėl tau jos reikia. Tu turi emocinių blokų, kurie trukdo tau tą pasiekti. Tu neturi aukštos savivertės. Ir tai yra vienintelės priežastis, kurios neleidžia tau išeiti į finansinę laisvę, turėti pakankamai finansų, gyventi tokį gyvenimą, realizuoti tokius dalykus, kuriuos tu iš tikrųjų nori realizuoti. Ir suvokus, ką tu nori realizuoti, galbūt tu ir pamatysi, kad tau nereikia milžiniškų finansų, kad tu tai gali padaryti jau dabar arba padaręs tam tikrus žingsnius, tačiau tai jau nebeatrodys tokia tolima svajonė. Tai kai tavo tikslai nėra suderinti su aukščiausiam vertybėm, tai tu gyveni fantazijose su nerealiais lūkesčiais, kas tau nepadeda susižiūrėti, kiek tau finansų reikia, nepadeda juos valdyti ir kaupti, nėra aiškumo, nėra įkvėpimo kaupti finansus, tu nežinai kodėl ir kam ir dėl ko, tai tada tu nekaupi ir neinvestuoji, o jeigu tavo vertybės kitur, kažkokius daiktus kolekcionuoti, kažkokius pomėgius pildyti, tai tu ten visus finansus ir dedi. Ir iš tikrųjų ir pildai savo vertybės. Tai čia klausimas, o kam tau reikia daugiau finansų? Ar tai yra aukštesnė vertybė už tai,
kur tu dabar sudedi finansus. Galbūt tu išleidai visus finansus šiuo metu šeimai ir vaikam ir tai yra tavo aukščiausia vertybė šiuo metu ir tu ją pildai. Tuomet taip pat labai svarbu suvokti, kad tu pildai savo vertybę, kad tai yra nebeprasmiškai išleisti pinigai ir kad tai yra prasminga, taip? Tačiau jeigu neturi aiškių tikslų, kam toliau nori kaupti ir išleisti savo finansus, tai kito tikslai nesusijęti su aukščiausiam vertybėm. Tu gyveni fantazijose su nerealiais lūkesčiais, nežinai aiškiai kam ir kur tu nori išleisti, nėra aiškumo, nėra įkvėpimo kaupti, nėra įkvėpimo investuoti, nėra įkvėpimo kryptingai siekti tos finansinės laisvės, tų finansinių tikslų, tai neturi finansinių ambicijų, galvoji, kad finansai yra kažkas blogai, kad tik tai žmonės, kurie vagia, daro kažkokius nelegalius dalykus, turi finansų, neišnaudoji savo galimybių turėti daugiau finansų, nesugebi valdyti savo finansų, daugiau išleidi negu gauni, išleidi, skaičiuoji mėnesio gale, kad jau minusas galbūt. Neskiri pinigų savo tobulėjimui, nes skiriant pinigų tobulėjimui, darbui su savim, kažkokių naujų metodų mokymuisi, galų gale kaip pastatyti savo veiklą, kaip pastatyti tas finansinio kaupimo vertybę, kaip pradėti kaupti, kaip kryptingai investuoti, kaip uždirbti pinigus. Visą tai galima gauti žinių, tai neinvestuoji, investavus protingai į tikrai gerus mokymus, taip pat tai gali tave nuvesti labai toli, taip pat tave gali pakelti visai kitą finansinį lygį, galų gale ir darbe, kaip pasikelti algą, taip pat yra tam tikri metodai, kodėl tau moka tiek, kiek moka, todėl, kad mato tiek vertės, todėl, kad tu galbūt nemoki pateikti savo vertės, galbūt bijai keisti darbą, galbūt bijai vesti pokalbį, kuris tau atneštų žymiai daugiau algos. Galbūt bijai pradėti savo mylimą veiklą, nes netiki, kad gali. Visa tai yra neišnaudotos galimybės. Kada neišnaudojam galimybių? Kai nematom prasmės, kai nematom savo tikslų ir aukščiausios vizijos ir misijos. Tai kaipgi surišti savo viziją, tikslą ir vertybės? Tai kaipgi surišti tos savo finansinius tikslus su savo vizija ir su savo vertybės? Tai kaipgi surišti tos finansinius tikslus su savo vizija ir su savo aukščiausiam vertybėm? Tai apie tai dabar ir pakalbėsim. Kai tavo tikslai susijęti su aukščiausiam vertybėm, kyla įkvėpimas, kyla savivertė, atsiranda noras veikti, atsiranda noras investuoti, atsiranda toks kryptingas, tikslingas darbas, tu eini ir darai, ir nesimėtai, ir tiksliai žinai, kur tu eini, ir tada gauni daugiau informacijos. Taip, ir kai gauni daugiau informacijos, daugiau pradeda sektis, kyla savivertė, tai yra vėl tas toksai sveikas ratas, kuris įsisuka. Tau pasidaro lengva valdyti savo finansus ir tu pradedi skirti finansus savo tobulėjimui ir investuoji į žinias, kurios tau vėl atneša naudą ir padeda pereiti į kitą lygį. Aš jau pasakau savo istoriją, kai man pavyko gauti, kai aš pasakau istoriją, kai man pavyko gauti 20 000 eurų, aš turėjau savo mentorę. Be jos pagalbos aš niekada nebūčiau išdrįsus eiti ir pradėti tą pokalbį, kuris man atnešė tos 20 000. Niekada. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš gyvenime turėjau labai daug gerų mentorių ir kur tikrai investavau ir pinigų į gerus mentorius, kad išsispręs tam tikras situacijas, kad gauti tam tikrų žinių ir man tai atsipirko 100-eriopai. Tikrai. Ir kartais patys ieškodami blaškomės ir nueiname ne ten, kur reikia. Todėl turėkite savo mentorius, žiūrėkite, kaip daro žmonės, kurie jau yra kažką pasiekę. Žiūrėkite, ką jie daro, kokius žingsnius, sekite jų informaciją ir nebijokite investuoti, jeigu esate užtikrinti, kad gausite naudos. Neinvestuojant, imant pačią pigiausią prekę, jūs negausit pačios geriausios kokybės. Ir jeigu
patys iki šiol nesugebėjote pasiekti to, ko norėti, reiškia, jums reikia keisti strategiją. Jeigu nežinote, kaip keisti strategiją, yra žmonių, kurie to užsiema ir kurie padeda keisti strategiją, kurie žino, kurie praėjo, kurie tai patyrė ir kurie turi metodus, kurie veikia ir jiems, ir kitiems žmonėms. Tai va, šioje vietoje kokie emociniai blokai labiausiai trukdo pritraukti gausą? Kaip tau atrodo? Tai kaip tau atrodo, kokie yra 2 stipriausi emociniai blokai, kurie stabdo pokytį finansinį? Tai pirmas yra gėda ir antras yra kaltė. Gėda ir kaltė yra 2 labai stiprus stabdžiai mūsų finansuose. Kai jaučiame gėdą ir kaltę, tai kas vyksta, kai jaučiame gėdą ir kaltę? Atsidaro manipuliacinis mechanizmas. Žmogus, žmonių grupė, prieš kurios jaučiame gėdą ir kaltę, mumis manipuliuoja. Mes nesame laisvi daryti tai, ko iš tikrųjų norime, nes visą laiką jaučiame, kad turim atiduoti kažkokią duoklę. Yra ištisi manipuliaciniai mechanizmai, kaip tie žmonės sugeba mus vėl ir vėl sugrąžinti į savo kaltę ir sustabdyti nuo pokyčių. Todėl tik tai išsilaisvinus iš kaltės, nebejaučiant kaltės, eiti savo keliu ir daryti tai, ko iš tikrųjų norim, mes išeisim į laisvę, savo kelią, savo finansinę laisvę. Ir čia vėlgi yra tam tikri metodai, kaip iš to išeiti, nusistatyti ribas, nustoti jausti kaltę, jeigu netenkinam kitų lūkesčių, jeigu nedarome tai, ko nori kiti, jeigu negyvename pagal kitų vertybės. Ir nors mums ir atrodo, kad mes atstumėm artimą žmogų, yra labai svarbu nusistatyti ribas. Yra labai svarbu suprasti, kad gyvenimas yra mums duotas vienas. Gyvenimas yra mums duotas tam, kad mes vykdytumėm savo misiją, kad mes vykdytumėm savo telus, kad mes gyventumėm pagal savo vertybės, o ne pagal kitų žmonių, kad nešoktumėm pagal kitų dūdelę. Tai nėra mūsų gyvenimo prasmė. Viskas, tai yra pagrindinė tiesa ir pagrindinis stiprybės šaltinis išeiti iš manipuliacijų, išeiti iš gėdos ir kaltės jausmo. Prisisprendus šios blokus labai dažnai atsiveria didžiulė gausa, nes kai jaučiame gėdą ir kaltę, mes darome altruistinius veiksmus, arba mes esam prisirišę prie kitų žmonių ir tenkinam jų lūkesčius, arba jeigu yra daug gėdos ir kaltės už kažką, ką mes padarėme praeitį ir jaučiame kaltę, tuomet mes darysime altruistinius veiksmus, kad išpirkti savo kaltę ir neimsime pinigų už savo darbą, mums bus gėda kelti kainą, mes negalėsim nueiti ir prašyti didesnės algos, nes visą laiką jausimės nepakankami. Ta gėda ir kaltė stabdys mūsų savivertę, stabdys mūsų nuo pajautimo, kad esame dideli, stiprus, kad turime daug energijos, kad turim daug potencialo ir bijosim jį atskleisti, jausimės vėlgi kalti, kad mums sekasi, kad mums gerai, nes tie emociniai įvykiai laikys mus praeityje ir sugrąžins į kaltės jausmą. Tai darydami daug altruistinių veiksmų, mes faktas, kad nesukaupsime daug finansų ir visą laiką būsime kompensacinėme mechanizme ir tuo taip tarsi pasakysim savo, taip mes esam geri, nes kažką darome nemokamai, bet tai niekur nenuves, nes geriausi mainai yra mainai, kai tu imi ir duodi, gauni ir duodi, kai yra energijos tėkmė. O darydami vien veltui mes tiesiog darom vienpusius veiksmus ir nėra grįžtamojo ryšio, nėra balanso. Tai kai mes kažką tai darom su meile, dėkingumu, iš pilnatvės ir balanso jausmo, tuomet mes sukūrėme vertę, o vertė visada atneša gausą. Tai kai nusiperkate kažkokį produktą, kuris palengvina jūsų gyvenimą, buitį, kuris jums atneša džiaugsmą, ar džiaugiatės, ar galvojate, praradau pinigus. Ne, jūs galvojate, kad jūs investavote ir tai yra labai fainai ir gerai ir pagerina, pavyzdžiui, jūsų gyvenimo kokybę. Ne? Ir tada
jūs su džiaugsmu mokate pinigus, tai taip ir jūs, kurdami vertę, turėdami savivertę, tai taip ir tu, kurdamas vertę. Tai kai nusiperki kažkokį daiktą, kuris tau palengvina buitį, pagerina sveikatą, atneša daug džiaugsmo, ar galvoji, kad švaiščiau praradau pinigus? Dažniausiai ne, jeigu tai yra tikrai naudingas, reikalingas ir geras daiktas. Tai yra sukuriama vertė ir tu esi dėkingas, kad gavai tą daiktą. Lygiai taip pat ir su tavo darbu. Jeigu tu sukuri vertę, tu jauti balansą, kad taip tai yra sukurta vertė ir už tą sukurtą vertę ateina atlyginimas ir tada yra sveikas balansas. Tai yra pats geriausias, tai vyksta patys geriausi energetiniai mainai. Ir gausa gali ateiti, tai yra sveikas balansas, sveiki energetiniai mainai. Altruizmas yra vienpusis veiksmas. Ir dažniausiai tai yra tik tai kaltės išpirkimas. Tai va, ir dar vienas dalykas, gausa ateina į tavo gyvenimą per įvairias sritis. Ir pažiūrėk, galbūt kažkur yra disbalansas, galbūt kažkur turi labai daug gausos, kažkur neturi visai. Ir pažiūrėk, kur norėtum susibalansuoti ir kokie tikslai toj srity yra, kur trūksta, pavyzdžiui, finansų. Galbūt ten nėra stiprių tikslų, galbūt tavo tikslai ir vertybės yra mokytis ir išleisti pinigus mokymus arba kelioniai arba hobiam. O finansinio kaupimo nėra vertybės, tai va taip ir bus disbalansas, galbūt gausi labai daug įdomių patirčių, kelionių, pažinčių, bus mažiau finansų, visa tai yra okei, visa tai yra gerai, aš nesakau, kad turi būti stipri vertybė finansų, tai viskas yra klausimas, ko tu nori, ko tu sieki, kokių tikslų. Jeigu tu esi nepatenkintas finansinė situacija, tuomet žiūrėk, kur yra ta finansinė vertybė. Jeigu tu esi patenkintas tuo, kas yra, tuomet ir nebūtina jo spausti. Galbūt tau užtenka. Susiskaičiuok, pasižiūrėk, kam trūksta pinigų, ko norėtum daryti daugiau ir ar tikrai trūksta, ko negali gyvendinti, nes neturi pinigų. Ir tuomet, turint tą tikslą prieš akis, įėjus į būseną, kad aš tikrai noriu, atsiveria mano širdis, džiaugiasi mano širdis, jau tarsi tai turiu, tu kryptingai to sieksi. Va, kalbėjom apie gėdą ir kaltę ir kaipgi ją susibalansuoti. Kalbėjom apie gėdą ir kaltę, tai kaipgi ją susibalansuoti. Tai su savo klientais aš darau vėlgi balanso pratimą, kai mes žiūrim į situaciją, kuri įvyko ir kur jaučiam kaltę arba gėdą ir kokia nauda buvo toje situacijoje, kokia nauda tam žmogui, kurį galbūt nuskriaudėm, kokia nauda mums, kad patyrėme tą gėdą, kokia nauda kitiem, kurie patyrė kažką, kas mūsų manimų buvo blogis. Ir tikrai nuoširdžiai praėjus šį pratimą, suvokus, kad viskas buvo balansas, viskas buvo tobula, išsilaisvinus iš kaltės ir gėdos, atsiveria labai daug potencialo.